Labą vakarą. Labas vakaras. Aš esu Julius ir noriu pasveikinti tokią vieną kompaniją. Tai yra Augustiną, Mantą, Povilą bei Žygį. 2 metų gimtadienio proga jų komandos pavadinimu Pasaka ne foto. Jie yra iš Kauno, jie labai puikiai dirba, jie labai yra šaunūs žmonės, kuriuos verta, kaip sakyti, paminėti. Taip, Julio, o kokia veikla jų? Tai yra fotografijos paslaugos, taip, ir ta prasme tai yra daugiau negu darbuotojai, tai yra žmonės, kurie yra draugai visiems. O kur galima pamatyti jų darbus? Oi, tai yra Pasaka ne foto LT. Tenai, taip. Taip, bet tai čia tokia, kaip ir sakyt, aš norėčiau tiesiog su gimtadieniu jų antruoju pasveikinti, to aš norėčiau tokį kaip ir palinkėjimą. Taip, labai Jeigu malonu, galima. prašom. Taip, taigi, komandos nariai, jūs daug dirbate, jūs labai sunkiai ariate, bet jūsų darbo vaisiai yra tokie saldus ir tokie ryškus, kad apšviečia visą fotografijos pasaulio padangę. Taip ir toliau jums. Ačiū, Juliau, tik neprisistatėt iš kur, nežinau, iš kokio miesto. Muzikinę programą pradės maestro Stasys Povilaitis, Gintauto Liutinsko daina Tai tegu. Tai kas, kad vėl telefonas tyli, ateis laukimo ilga diena. Ji greit prabėga, jeigu myli, nes to laukimo to verta. Tai kas, kad už lango vėl siaučia lietus, tai kas, kad vienatvė pilka tvyros, jinai sužimba vilčiai palietus, kitoms spalvom naujos dainos.